Taigi, labai malonu, mes turime renginio vieną iš organizatorių, Donatą, Vilnius Autošou komandos dalis. Kartu su Aleksandru jūs padarėte, užkūrėte tiesiog nuostabų, puikų renginį. Tai yra naujas pavadinimas ir nauja vizija. Papasakok plačiau apie renginį. Kaip gimė tokia mintis Litexpo Vilnius Autošou? Pagrindinis gal dalykas tai, kad yra Vilnius, nes aš esu vilnietis. Visą laiką norėjau kažkokį tai surasti vietą, niekaip nesugalvojau, kur galima Vilnių padaryti. Nu, Litexpo, aišku, seniai buvo matomoj vizijai, nu, yra kitas lygis truputį. Reikia labai apgalvoti, įsivertinti savo galimybės. Tugi negali sužinoti, paeis, nepaeis, patiks, nepatiks. Nu, tai vat bandomas triušis yra, bandomas renginys, pažiūrėsim, ką šnekės po renginio. Tai kiek dalyviai, tiek vat ir... Kaip miestas sureaguosi visą tai? Jo, nu vat turėjom ministrą, turėjom... Kuris atidarė renginį, susisiekimo ministrą, turėjom ambasadorių Amerikos, kadangi mes puoselėjom... American Spirit? Jo, American Spirit. Visiems įspūdžiai geri, norisi dar grįžti, patinka įvairovė, kad nesusikoncentravom ant kažko tai vieno, ar ten... Sako, jūs amerikietiškas klubas, čia viena Amerika, sako, jūs nueikite į kitą salę, pamatysit, ar čia viena Amerika ar ne. Koks Vilniaus Autošou tolimesnis likimas ir kas įtakoja jo ateitį? Aš manau, kad pagrindinė ateitis tai yra visų dalyvių ir žiūrovų po renginio išsakytos mintis ir pastebėjimai, ar reikia to, ar nereikia, gal šitų renginių per daug. Bet aš skaitau, kad lokacija po stogu, jinai truputį keičia viską. Yra truputį kitaip negu laukia. Pažiūrėsim. Šiaip yra tokia viltis, kad pasirašysim ir kitiem metam. Jeigu, sakau, nesuvalgys visi su blogais komentarais, su pykčiais kažkokiais nepasitenkinimu. Jo, aš irgi noriu pasakyti, kad visada lengva kritikuoti, visada lengva parašyti. Aš labai galiu pasakyti paprastai. Padarykit. Padarykit geriau. Patys, jo, geriau, tada galėsim ginčyti. Aš puikiai tave suprantu, nes iki tam tikro laiko žiūrėjau į renginius ir apskritai visą automobilių kultūrą vienomis akimis kaip dalyvis. Kai teko atsikasti pabandyti. Duonos organizatoriaus, kai tu supranti iš tiesų, kokie yra niuansai ir visą tą dalyką. Kiek yra nematomo darbo. Tai žmonės kartais labai mėgsta vertinti kitų darbą, bet pabūkit to dalis, prisijunkit prie komandų organizuojančių renginius ir iniciatyvų. Mes atviri visiems pasiūlymam, idėjom, pakvietimais, nežinau, mintimis. Čia yra bandoma, kaip pirmas renginys, mes vos sutalpinom norinčius, turiu minį automobilių mylėtojas, į motociklo automobilių. Laukia jau tie, kurie netilpo, kurie sutiko, atvažiavo ir nepabijojo palikti tas mašinas keliom dienom, parodyti, ką jie turi, ką jie daro. Kiekvienas daro skirtingą, kas jam patinka. Ir mes neturim peikti jų tų visų matymų, vizijų ir ką jis įsivaizduoja. Kiekvienas turi savo. O daug norinčių užsiregistravo, daug buvo dalyvių paraiškų? Aš manau, kokie 250. Kaip nebūtų gaila, norėtume priimti daugiau. Teko čia pavargti, sustatyti visus, kad būtų ir praeit galima, būtų ir pažiūrėti, ir pečiupinėti. Ar tai yra aktualu tik tai automanam, autofanam, jūs organizacinė grupė renginių, ar tai galėtų sudominti Vilniaus miesto savivaldybę, ar tai galėtų būti firminis Vilniaus miesto renginys, kuris galbūt, sakykime, turėtų istoriją ir būtų... Mes nepretenduojame kažkokias tai išskirtinį renginį, paprasčiausiai Vilniaus mieste jau senokai nebuvo kažkokio tai tokio rimtesnio automobilinio renginio. Šiaip tai pirminė mintis buvo ne automobilinis, o Vilnius Motor Show. Kad apimtų viską, kad nebūtų tokia savoka, kad čia tik tai automobilis. Nes mes čia turim ir malūnsparnį, mes turim motociklą. Norėjom dar, kad F2 vandens sporto atstovai būtų. Paprasčiausiai taip gavosi dėl techninių dalykų, kad panaudojom tą pavadinimą. Manau, kad čia atėję suras tikrai, kas jiems patinka ir ko jie norėtų siekti. Svarbiausia yra, kad jaunimas turėtų tikslą, matymą, ką galima turėti, ką galima siekti. Taip pat, kaip ir aš svajodavau ir tik tai po kokių 20 metų sugebėdavau įsigyti tą, ką aš noriu. Ir tas, kas man patinka. Ilga kontempliacija vyksta pas žmogų, tai yra apmąstymas ir ėjimas link to tikslo.
Ir taigi, kokie tai tavo tikslai? Ką turi nusibrėžti? Man patinka tai daryti dėl, jaučiu tą, taip sakant, malonumą. Taip sunku, žiauriai. Ir kaip sakė gerbiamas susisiekimo ministras, tu grįžti kaip į smėlio dėžę, į vaikystę, suprantate. Tie daiktai, ten akis. Vat aš dabar matau, kaip vaikai bėgioja nuo vienos mašinos prie kitos, jie nežino, kas čia, per daug tos informacijos. Tegu pamato, kas dar pasaulyje yra partų paprastų automobilių. Labai norėjau padėkoti Crownui, padėkoti tau asmeniškai, Juliau, už tavo pastangas prisidėti, kad kažkaip tai pagyvinti tą renginį, vat ir loterijas darote ir pritraukite. Taip ir turi būti geras jausmas būti renginį, būti gerajame ir norėti sugrįžti. Aš irgi noriu padėkoti Crownui, kad jis man suteikė tokią galimybę tai daryti. Iš tiesų, Jurijau, linkėjimai tai. Labai graži draugystė, beje, Vilnius Auto Show, Kaunas Auto Show, mes turime American Spirit ir begalę kitų renginių. Mes turime jungtis, burtis į vieną bendruomenę, į vieną didelį stiprų kumštį, to ir linkiu, kad mūsų draugystė, Donatai, tęstųsi toliau ir kad eitume tik į priekį. Niekas mūsų nesustabdys. Ačiū tau labai ir iki greito. Iki.